Sveikinamės iš Kauno, tiesa ne iš Dariaus ir Girėno stadiono, o iš Kauno Žalgirio futbolo akademijos stadiono. Šiandien turime vieną iš labiausiai intriguojančių porų apskritai. Šiandien čia žais savo namų rungtynes Kauno Žalgiris ir jų varžovas yra futbolo akademija Šiauliai. Galėsime visai netrukus keliauti prie abiejų komandų sudėčių, bet pasižiūrėkime Dolžnikovo smūgį, jo ties vidurio liniją. Čia Vilius Armanavičius nerungtyniaus prieš savo buvusią komandą. Šiandien oro sąlygos panašu, kad nepagerės. Bet galima pasigerinti nuotaikas, jeigu būtų klysta Martynas Dapkus ir šansas Oinlolako Jodė. 16 minučių sužaista antrajame kėlinyje, Oinlolako Jodė dabar su kamuoliu. Jis turėjo geriausią šansą šiose rungtynėse mušti įvartį. Dolžnikovas buvo vienas pavojingiausių ir Armanavičius. Jo perdamas link Dolžnikovo. Šansas Divainų, na ir įvartis. 1-0 Kauno Žalgiris priekyje 66 minutę. Divainas, keliauja džiaugtis, svarbu sugrįžtų dar į aikštę ir nepabėgtų žalgirietis. Kauno Žalgiris vis tik kūrėsi tas atakas ir matėme, tie momentai jau yra. Ataka vis dar tęsiama, veiksmas baudos aikštelėje, Artūro bandymas, čia yra šansas mušti antrą ir yra Gratas Sirgedas. 69 minutėje prasidėjus muša įvartį galvą, čia aišku ir Dolžnikovo pagalba buvo būtina, bet Gratas Sirgedas pasižymi įvarčiu ir rezultatas tampa 2-0 per pastarąsias keletą minučių. Šiaulių komanda taip subirėjo, jog dabar išlipti iš dviejų įvarčių. Universalus žaidėjas yra slovėnas. Čia Šiaulių komandos ataka ir Donatas Rumšas rodo į 11 metrų žymę. Laiko dar labai daug, 11 metrų baudinys yra skiriamas, čia ir geltona kortelė lygoje, bet tada to padaryti nepavyko. Dabar, čia be variantų vartininkui. Davis Ikaunekas muša įvartį, džiaugsmo dabar mažai, bet svarbiausia, jog tą ir daro. Puikiai kamuolio kontrolė ir vis dar lieka Žalgiris su kamuoliu. Pasė taip pat žaidžia puikiai. Varžovui tarp kojų, jo baudos aikštelėje yra šiek tiek erdvės. Pasė pats, galbūt varžovui tarp kojų šį kartą prasmugiuoti nepavyksta ir nepavykęs pasė bandymas. Vosylius. Jo šūvis ir 3-1. Nidas Vosylius atrodė šiek tiek sutrukdė jam komandos draugas, bet Nidas išliko kantrus ir jo puikus išpildymas, trečiasis įvartis ir manau, kad šiandien Šiaulių komandos istorija šiais metais taurėje bus baigta už keletos minučių. Šansas Dolžnikovui ir savo įvartį pelnyti pasileidžia jis vienas pats. Dabar jau žaidimas tiesiog atviras. Smūgis vienoje aikštės pusėje, smūgis kitoje aikštės pusėje. Dolžnikovas šiandien stabdė ir Mindaugas Čiapas ir kiti. Pats įvarčio jis nepelnė, bet prisidėjo prie komandinės pergalės tikrai stipriai. Divainas, 66 minutę, Gratas Sirgedas 69-ąją. Po šių dviejų įvarčių rezultatas buvo 2-0. 72-ąją Davis Ikaunekas realizavo 11 metrų baudinį, kurį uždirbo Gabrielius Micevičius. Rezultatą sušvelnino Šiauliai, bet Nidas Vosylius 92-ąją minutę uždėjo tašką.